Sakyk, kokiais atvejais reikia registruoti self-employed? Self-employed registracija reikalinga laisvai samdomiems darbuotojams, savarankiškai dirbantiems žmonėms arba jeigu jūs patys ateityje planuojate samdyti darbuotojus. Taip pat tiems žmonėms, kurie dirba statybų sektoriuje kaip subrangovai. O kokių dokumentų reikia self-employed registracijai? Visų pirma, jums reikalingas National Insurance numeris. Tik jį turėdami galėsite sėkmingai užsiregistruoti kaip laisvai samdomas darbuotojas. Po to kelių savaičių bėgyje gausite dokumentą patvirtinantį registraciją su UTR numeriu. UTR numeris yra jūsų unikalus mokesčių mokėtojo numeris. Taip pat 2 kartus per metus, tai yra spalio ir balandžio mėnesiais, turėsite susimokėti National Insurance Contribution mokesčius. Bei, žinoma, kiekvienais metais pasidaryti metinę ataskaitą, užsideklaruoti savo pajamas. O kokie privalumai dirbant self-employed? Kai kuriais atvejais tai tiesiog yra vienintelis būdas būti įdarbintam, nes dirbant self-employed jūs gaunate nenutrūkstamą stažą šioje šalyje. Antra, jums kaupėsi pensija, jūs gaunate visas socialinės garantijas bei turite teisę kreiptis dėl socialinių pašalpų. Taip pat jūs reguliuojate savo darbo užmokestį, terminus. Jūs pats renkate savo klientus. Vienu metu galite vykdyti net keletą skirtingų veiklų. Dirbant self-employed tikrai yra labai daug privalumų. Brangus klientai, mūsų kompanijos specialistai suteiks jums visą būtiną informaciją apie self-employed statusą. Mes ne tik užregistruosime, bet ir išsamiai apmokysime, ką reikia daryti, kad teisingai vestumėte savo buhalteriją. Padėsime susigrąžinti mokesčius ir padarysime metinės ataskaitas. Maloniai laukiame jūsų mūsų kompanijoje. Dėkuoju.